Žinom, kad jūs kaip ir mes labai laukiate šitos serijos, nes šiandien lankysimės danguje, Mango del Cielo ūkyje, kuris išvertus iš ispanų kalbos reiškia dangaus mangai. Ši vieta nebereikalo taip pavadinta, nes yra apsupta Sierra Nevada kalnų grandinės, kuri ne tik aprūpina mangus iš kalnų tekančių vandeniu, bet ir žada atimančių vaizdu. Vaikščiosim, skinsim, ragausim ir tiesiog gerėsimės. Praėjusiame video, tam, kad pasiektume avokadų plantaciją, keliavome džipu per pavojingus ispaniškus serpantinus ir upes, bei sužinojome, ko reikia norint mango bendruomeniai užauginti visų mylimus ir pamėgtus ispaniškus avokadus. Tad jeigu nematei, būtinai pasižiūrėk mūsų nuotykius praėjusiame video. Taigi esame nuostabiose Mango del Cielo plantacijose. Nekantrauju pakalbinti šio ūkio savininkus, tėtį ir sūnų, tai nieko nelaukiam, pradėkim. Kaipgi prasidėjo tas Mango del Cielo ūkis? Kokia jo istorija? Realmente el fundador del proyecto es mi padre. Pirmoje vietoje jis norėjo būti labai ūkininku ir pirmoje vietoje nupirko žemę, padarė šiltnamis, augino pirmoje vietoje mažus pomidorus ir paskui ieškojo medžius, kur apsodinti tos šiltnamis. Ir rado mangus, labai patiko ir pradėjo juos auginti ir taip išaugo tas ūkis. Tai čia yra šeimos verslas. Kaip tėtis perdavė su savo sūnui tą verslą, kaip ir sūnus prisijungė? Echaba de menos a su padre. No, a ver, realmente... Jis labai pasilgo savo tėto, nes jis buvo Madride vienas ir norėjo pasilgo labai namų ir tėvo. Estoy diciendo que el primer lugar que le echaba mucho de menos, es el primer lugar para empezar y buvo pirma idėja biškai kaip buvo kaip hobis, jie pardavinėjo tos mangos per internetą nuo 2007 metų ir paskui pradėjo verslas labai augti ir jau reikėjo, kad Miguelis paliktų savo žurnalisto darbą ir būtų 100% su šeimos verslu. Žinokit, neturim daug laiko, nes reikia eiti priekį, tiesiog yra įspūdinga. Pažiūrėkit, koks vaizdas yra už manęs, nuostabus mangai, labai nuostabus šeimininkai šito ūkio. Tiesiog keliaujam, labai noriu jums parodyti. Pirmin. Sako, kad didelis Irvin yra didelis dangus, o čia yra mažas dangutis, Cielitos. Tai čia yra, sako, Little Heaven. Tai va, viskas apie dangų. Parodysiu, kaip reikia skinti mangą. Tai čia va, turi būti raudonos spalvos indikacija ir mangą reikia va taip lenkti į apačią. Galit, nežinau, ar pavyksta prieiti arčiau, bet va, turim mangą ir tada jį su visa šakele, va, labai gražiai nusima. Ir matot, yra va šitas, va taip į apačią nuleidžiam, dėl to, kad čia yra tas lateksas, kuris gali po to nudeginti tiek odą, tiek patį va šitą odelę ant vaisiaus. Dėl to jį būtinai, va matot, bėga, reikia laikyti taip į apačią. Nuostabus laukai, bet pagrindė manga yra Irvin. Kodėl Irvin? Pats didžiausias ūkis Ispanijoje, kuris turi Irvin mangus. Buvo daugiau kaip klaida, mokytis iš klaidų. Iš pradžių daug pasodino mangų visokių rūšių ir patys ragavo, bandė, žiūrėjo, kaip prisitaiko, visos lygos, viską. Iš to išmoko, kad Irvingas labiausiai jiems patinka. Visiems a todo amigo también por familiar el que más gustaba y así entonces, ir taip suprato, kad čia Irvingas yra svarbiausia kaip laimėtojas visų mangų. Tėčiui yra kiek metų? 78. 78 metai. Šiandien vaikščiom po laukus pilnu tempu, matau, su žirklutėm vaikšto, apkarpinėja visus medelius ir kaip tik jūs sakėt, Edvardai, kad čia ne šiaip jisai dėl kameros, jis kiekvieną dieną vaikšto su tom žirklutėm ir žiūri, apkarpinėja visus medžius, prižiūri tvarką. Iš kur tiek energijos? Čia jo sportas, valgydamas mangus. Jeigu valgysit mangus ir avokadus, kai busit 78 metų, pilnu tempu judėsit, viskas bus labai gerai. O kiek čia yra šitoj plantacijoje hektarų žemės? Turi apie 25 hektarų šitoje vietoje, dar turi kitą plantaciją su 8 hektarom. O kiek tonų mangų per sezoną užaugina? Apie virš 400 tūkstančių. Virš 400 tūkstančių tonų mangų. Taip. Ką reiškia Mango del Cielo ir kodėl čia jie patys vadina, kad čia yra rojaus kampelis? Cuando se construyeron la casa que tenemos aquí en el campo con mis padres, llegó un hombre a
Buvo taip, kad kada jo tėvas pastatė namą, atėjo vienas įmonė statyti žaliuzės ir pasakė, jeigu ir turėjo labai gražus vaizdas, kai būtų kaip paveikslas, sako, jeigu šitas yra rojus, tai aš būsiu jau geras, kad būčiau šitam rojui. Patekčiau į dangų, ar ne? Taip. Okay. Bravo. Priėjo ūkininkas ir sako, va žiūrėk, čia yra mango padre, mango tėvas. Tai va, o čia vaikučiai aplinkui auga, mažiukai. Turiu vieną staigmeną, aš ką tik nuskyniau Maja mangą. Taip, būtent, čia Ispanijoje auga pirmieji Maja mangai. Įspūdinga. Mango del Cielo yra ūkis, kuris yra ir inovatyvus, visada eksperimentuoja su naujom rūšim ir pradėjo auginti Maja rūšį. Tai kaip reikia valgyti Maja mangą, kai juos ateini ir pats nusiskini nuo medžio. Kaip obuoliuką. Negaliu patikėti, kad Ispanijoje valgo Maja mangą. Labai skanu. Čia, visur auga Ataulfo mangai. Bandau ieškoti kokią vieną sunokusią. Tai Ataulfo mangai yra besiūliai, bet turi daugiau rūgštelės. Bet būtent šie, nuo Meksikos Ataulfo mangų, ispaniškai Ataulfo yra žymiai saldesni. O Irvin bent jau man yra vieni saldžiausių, sultingiausia, bet turi šiek tiek daugiau plaušo. Bet tiek vieni, tiek kiti yra ypač skanus. O čia dar juos galim pamatyti ir gyvai. Gaila, kad nėra pilnai sunokusio Ataulfo mango, juos galimai skins šitą būtent rūšį tik už 2 savaičių. Labai gaila, kad negaliu atsikąsti paragauti. Ataulfo mangų šeimyną. Tėtis, mama, vaikas. Ir mes kai pakilom ant tos didžiosios kalvos ir jūs ir man sakė, sveiki atvykę į dangų. Tai pavyzdžiui, ar jie dažnai ten patys pakyla ant tos kalvos ir kokiais momentais, kada tenai nuvažiuoja? Beveik kiekvieną dieną važiuoja už ten. Beveik kiekvieną dieną? Taip, kad pagalvoti, sprendimus priimti. Žodžiu, patys svarbiausi sprendimai. Entonces la decisión más importante tomar ahí arriba, ¿no? La inspiración, ¿no? Pasikalbėti su... Claro, tomar consejo, ¿no? Nes aukštai. Claro, para tomar consejo, ¿no? Línea directa. Claro, tiesiog línija. Augintojai dabar davė mums užduotį, kad reikia paragauti mango. Jie nesako, koks tai pavadinimas. Reikia atspėti rūšį ir įvertinti balų nuo 0 iki 10. Kate? No. No! Neatspėjom nei vienos rūšies. Escucha. This is Irvin. Sí. And this one? Glen. Tai Glen mango dar nei kartą neragavom, bet kai paragavom, supratom, kad būtinai reikia turėti. Tai būtinai irgi turėsim. Aš labai noriu padėkoti jiems, kad jie augina tokius nuostabius mangus ir įdeda tiek daug širdies. Kad kiekvienas žmogus matosi, kad įdeda labai daug savo darbo. Ir tiesiog, kad jiems labai padėkoti noriu, kad jie toliau tęstų visą tai, ką čia darė. Ir kad kiekvienas lietuvis, latvis, estas tikrai labai laukia šitų mangų. Jie labai yra dėkingi jums, kad važiavote taip iš taip toli. Ir čia yra kaip jų motivacija, kad toliau dirbti. Sí, que él se va sabiendo lo que hay detrás. Ir svarbiausia, kad žinote, kiek tų pastangų yra, kad tas mangas važiuoti toks skanus į Lietuvą, į Latviją ir Estiją. Kitoje serijoje susipažinsim su ūkiu, kuris nuo bulvių auginimo perėjo prie egzotinių vaisių. O šie vaisiai yra tokie ypatingi, kad jų žydėjimas ir nokimas priklauso nuo mėnulio fazės.